Sveiki visi, šį kartą pas mane ant stalo yra dar vienas labai įdomus aparatas, tai yra kompanijos Danon integruotas stereo stiprintuvas, modelis, kurio yra PMA 2000R. Tai aparatas, kuris atkeliavo pas mane su defektu, buvo užtrumpintas vienas iš kanalų, tai būtent kairysis, kuris šiuo metu matote, iš tikrųjų tai yra abu moduliai išimti, netrukus parodysiu viską, aišku, iš arčiau. Tai vienas iš kanalų buvo užtrumpintas ir, ko pasakoje, išlėkė ir išėjimo tranzistoriai ir keletą kitų pozicijų, kurias jau teko nustatyti ir komponentus pačius pašalinti iš plokštės, reikės viską sužiūrėti ir užsakyti, tam, kad galima būtų atkurti. Na, prie to paties teko pasižiūrėti ir likusias komponentus, tai yra ir ne tik tai stiprintuvo dalį, bet ir valdymo ir kitus visus blokus. Na ir aparatas akivaizdu, kad jau kurį laiką tyliai maldavo jam atlikti servisą, nes daug yra momentų, kurie tiesiog išduoda, tai, pavyzdžiui, atsiklijavę garso reguliavimo mygtukai, ne mygtukai, o rankinėlės, taip pat matosi, plastikas yra. Tai tiesiog yra nuo laiko taip atsirandančios problemos. Lygiai taip pat ir su encoderiu problemos yra, nes vien tik jį prisilietus jis pradeda gyventi savo gyvenimą. Šiaip, kuo įdomus šis aparatas, tai yra vienas iš tų aparatų, kuris turi vienas iš nedaugelio aparatų, kuris iki šiol yra išleidžiamas kvazi komplementarinė konfiguracija, nes didžioji dalis aukštos klasės stiprintuvų yra išleidžiama būtent su komplementariniam porom. Tai yra tranzistoriai, kurie stiprina teigiamą ir neigiamą puspridį, jie yra skirtingų PN perėjimų. Tai yra vienas yra PNP, kitas NPN. Jeigu mes imsime į pavyzdį BJT tipo tranzistorius, analogiškai yra ir su MOSFETais, tai jis gali būti P-channel ir N-channel naudojami tranzistoriai pora, bet šiuo atveju yra naudojami vieno tipo tranzistoriai. Mes matome, kad šiame stiprintuve, nepaisant to, kad jisai reitinguotas 80 vatų išėjimo galios, yra naudojama tik tai viena pora, tai galima sakyti taip tikras tas push-pull variantas. Ir tai yra vieno ir to paties tipo tranzistoriai, tai vėlgi turintis pakankamai įdomias savybės ir tuo pačiu metu nėra labai populiarus. Nėra jie populiarus dėl to, kad turi, aišku, didesnius šiek tiek iškraipimus, harmonikas papildomas, kurį, tarkime, neturi jau komplementarinės poras turinčios skirtingus tranzistorių tipus. Bet šitie pasižymi tuo, kad turi šiltesnį ir labiau vintažinį garsą. Matyt, galbūt ir buvo gamintojo idėja pagaminti šį stiprintuvą turinti šiltesnį garso charakterį, priminantį šiek tiek vintažinį galbūt atkūrimą. Matosi taip pat jisai yra dar ir dual mono tipo konfiguracijos, nes kiekvienas iš kanalų turi savo atskirą maitinimo transformatorių ir maitinimo šaltinio dalis. Tai toks yra įdomus variantas. Tai netrukus dar iš arčiau viską parodysiu, ką mes čia turime ir kokius defektus pavyko pastebėti. Ir aišku, tos vietos, kurios gali būti įdomios, nes, nepaisant to, kad gamintojas stengiasi išleisti kažkokį aparatą, vėlgi atsiranda momentų, kuriuose reikia pataupyti ir kai kurios vietos, kur nėra visai taupoma ir yra padaroma maksimaliai, kai galima. Iš principo toks, galima sakyti, visai neblogas kompromisas. Tai čia vienas iš to aparato, kuris yra ganėtinai kompromisinis, nes yra vieta, kur yra pataupyta, yra vieta, kur matosi, kad viskas yra labai netgi gerai. Dabar šiek tiek kitų rakursų galime apžiūrėti stiprintuvą. Matosi, kad jame dar yra nemažai purvo, visų kitų čia susikaupusių dulkių sluoksnis, tai kurį reikės, aišku, išvalyti ir tuo pačiu metu perrinkti dar ir valdymo dalį. Tai tame tarpe bus tvarkomas encoderis, kuris yra atsakingas už kanalų selektoriaus darbą. Tai šioje vietoje jisai tik prisilietus pradeda pats persijunginėti per kanalus vaikščioti. Ir dalykas, kurį dar norėjau parodyti, tai ko gamintojas sutaupė, tai matosi akivaizdu, kad kai kurios plokštės arba komponentai net nėra prisukti, jie tiesiog laikosi ant tokių plastikinių kabliukų, kurie prilaiko pačias plokštės. Tai toks variantas, kuris, kaip sakoma, ne biudžetinis, bet iš kitos pusės, jeigu žiūrėsime mes į pačių stiprintuvų modulių konfiguraciją, tai čia viskas yra tikrai tvarkoj. Mes matom, kad čia yra naudojami komponentai, aišku, čia viskas yra dabar aplipę dulkėmis, bet
labai gera komponentinė bazė. Mes matom, kad čia yra naudojami Elna-Silmik elektrolitiniai kondensatoriai, taip pat matosi, kad yra naudojami taip vadinami polietileniniai kondensatoriai, dar su papildomais kažkokiais rakronavimas ar žiedais, nežinau, kam visą tai yra reikalinga, bet toks pakankamai gerai atrodanti komponentinė bazė pačių stiprintuvų. Aišku, taip pat matosi, kad yra naudojami 2 atskiri transformatoriai, pakankamai nemažo dydžio. Šiaip konstrukcija visai atrodo neblogai. Dalykas, kurį matosi, kad yra pataupyti, tai naudojama su būtent tokiu išėjimo terminalu. Tiesą sakant, gal nėra pačios geriausios kokybės ir blogybė yra tame, kad jie nėra niekaip izoliuoti ir sulietus vieną iš terminalų porų, galima gauti trumpą sujungimą ir to pasekoje išlieks vienas iš kanalų, jeigu nespės suveikti apsaugos ir saugiklį. Tai šiuo atveju būtent taip ir įvyko, buvo tiesiog prilesta netyčia vienas iš kanalų ir išlėkė stiprintuvo vienas iš kanalų, kuriame buvo naudojami 2SK851 N-channel MOSFETai ir kaip ir esu jau prieš tai minėjęs, kad čia yra naudojama kvazi komplementarinė konfigūracija, tai jos abudu reikės keisti ir tiesą sakant, iš visų čia sudegusių pozicijų esu priskaičiavęs 12 net komponentų, kurie išlėkė, galima sakyti taip, jos užtrumpinas, tai matosi, kad pagal principinę schemą didžioji dalis komponentų, kurie nukentėjo, būtent buvo teigiamo maitinimo peties dalyje, o neigiamo maitinimo dalyje viskas daugmaž atrodo gerai, išskyrus tai, kad mes matome, viskas čia iš principo yra gerai, neigiamo maitinimo peties, bet viršutinė daly yra gerai, kad kai kurie rezistoriai yra spėję apsaugoti tranzistorius, nes sudegė anksčiau negu patys tranzistoriai. Matosi, kad nepaisant pačių išėjimo tranzistorių MOSFETų, būtent dar vienas yra prie driverio dalyje sudegęs, visi kiti liko sveiki, vėlgi čia dėka to, kad pasyvūs komponentai tiesiog spėjo sudegti greičiau ir taip apsaugo nuo didesnio, sakykime taip, nuostolio. Ir taip pat reikės keisti dar ir paderinimo potenciometrą. Tiesą sakant, esu išėmęs abi dvi plokštės tam, kad atlikti vizualinę inspekciją ir dalis, kurie iš principo yra sveika, matosi, kad su paderinimo potenciometru ne viskas yra gerai, nes yra įtrūkęs, jį būtinai reikės pakeisti ir tuo pačiu metu pasižiūrėti, kokiagi ten yra situacija su takeliais, nes būtent to laikotarpio stiprintuvas ir aplamai audiotechnikoje yra nemažai pasitaikančių momentų, kur plokštės tiesiog atsiranda mikroįtrūkimai ir tokiu būdu prarandamas yra kontaktas ir išeina kažkas iš rikiuotės. Tai šiuo atveju bus pakeistas paderinimo potenciometras ir taip pat bus ir atlikta revizija kitų komponentų. Galbūt netgi reikės pakeisti ir užsakyti rėlės, kurios čia yra įmontuotos, tai būtent išėjimo apsauginės rėlės. Tai manau, kad nepakenks jų irgi keitimas. O šiaip bendrai tai aparatas pakankamai yra fainas, įdomu, kaip jis skambės, kaip bus sutvarkytas, kaip galima bus jį pajungti ir pasibandyti. Toks yra kol kas vaizdas, matosi visa grupė išlituotų komponentų, kurie laukia, kol bus užsakyti. Dar vienas yra dalykas, kurį labai norėjau atkreipti dėmesį, tai vėlgi, kai renkamės komponentus, kurie yra sudegę ir kuriuos reikės pakeisti, labai reikia didelį dėmesį atkreipti, kokio visgi tipo čia yra naudojami rezistoriai, nes yra įvairių tipų, yra metalo plėveliniai, yra karbono plėveliniai ir taip toliau. Ir taip pat jie turi savo atskiras savybės. Tai vieni yra būtent galios tipo rezistoriai, kiti turi nedegias savybės, taip vadinamas flame resistant arba non-burning
kitaip dar vadiname. Tai čia mes galime pasižiūrėti, čia sakykime taip pat, tokio tipo rezistoriai, jau taip vadiname galios rezistoriai, skirti tam, kad galėtų apriboti srovę. Kiti tipai, pavyzdžiui, kaip šitie, matosi, jie yra būtent non-flammable arba flame resistant tipo ir keičiant tokio tipo rezistorius reikia naudoti konkrečiai tokius, nes jeigu, sakysite, ir naudosite, sakykime, taip bendrai paskirčiai naudojamus rezistorius, kurie gali būti degus, jeigu nutinka kažkas negero su pačiu aparatu, tai galite turėti pakankamai liūdnas pasiekmes, o tiksliau gali kilti net gaisras bute arba name dėl to, kad tiesiog komponentai buvo parinkti netinkamai. Ir, gamintojas visuomet pabrėžia būtent tą momentą, tai netrukus aš parodysiu, kad netgi yra pažymėta su šauktuko ženklu, kad turi būti naudojami konkrečiai tokio tipo komponentai. Metalo oksido, tarkime, carbon filmas ir panašiai. Tai turi būti flame resistant, non-burning ir panašiai. Tam reikia skirti labai didelį dėmesį ir keisti tik tos komponentus, kokie turėtų būti. Nes, yra situacijų tokių, kad pakeitus kad ir tinkamo nominalo, bet netinkamo tipo tos pačius rezistorius, antrą kartą pasikartojus defektai, buvo pasiekmės kur kas liūdnesnės ir praktiškai jau tada reikėjo vandeniu gesinti stiprintuvą, kad galima būtų užgesinti jau jame atsiradusią liepsną. Tai dėl to ir yra labai svarbu naudoti tai, kas turi būti naudojama. Toks yra įdomus variantas, iš tikrųjų tai nieko iš principo toliau įdomus nevyks, tai bus pilnai išvalytas aparatas, bus atliktas enkoderio profilaktika, bus pilnai išlituotas. Vėlgi dar vienas momentas, kuris parodo, kad gamintojas yra pataupęs, tai vėlgi čia ta pati net enkoderio plokštė, net neprisukta, tiesiog ant tokių kabliukų yra pakabinta ir jie tiesiog galima labai nesudėtingai išimti, bet tuo pačiu metu, toks dalykas, kuris gal nėra baisiai svarbus, bet toks parodo, kad gamintojas siekia kažkokio tai kompromiso, duoti aparatą, kuris turėtų labai geras garso charakteristikas ir tuo pačiu metu šiek tiek sutaupyti ten, kur galima tai padaryti. Tai toks yra kol kas vaizdas. Kontaktams valyti nieko įmantraus baisiai nereikia, šiuo atveju naudoju paprastą kontaktinį valiklį. Šitas puikiai veikia, tiesiog supurški kontaktas ir pasiėmęs skuduriuką, tiesiog išvalai. Aišku, po to reikės tik tai pasirūpinti tuo, kad neliktų jokių plaušelių, nes matosi, kad yra susikaupę, bet man leidžia su labai minimaliu abrazyvu išvalyti tiesiog nešvarumus ir tuo pačiu metu nepažeisti čia esančius sidabro padengimus, tam, kad po to būtų užtikrintas geras kontaktas ir tokiu būdu visą tai yra daroma labai paprastai. Išvalai, po to plaušelis pašalini ir liks tik tai užkonservuoti ir apdoroti jau papildomom cheminiam medžiagom, kurios neleis toliau oksiduotis metalo paviršiui. Tai taip pat paprastai su dantų šepetėliu praeini. Viskas kaip ir gerai. Porą lašiuko šio gėrio. Ant kontakto daug visai nereikia, šiek tiek vos. Tai čia galima bus paskleisti per visą. Pasimsim dar, kur tik aš nukišęs esu dabar po ranka, kaip buvo ką tik vatos krapštuką, taip vadiname, kur aš juos padėjau. Aišku, didžiąją dalį sugers būtent vatos pagaliukai šios medžiagos, bet liks jos ant paviršiaus protingas sluoksnis, kuris yra apsaugos nuo oksidacijos ateityje.
tuo pačiu metu. O taip atrodo viskas tvarkingai. Galima surinkinėti. Plaušelį daugiau jokių nėra, lyg ir praeisi dar su šepetėliu. Taip va užsispaudžiau ir vėliau mes galime jau surinkti. O tam, kad išskiesti vėliau vėlgi tos pačius auselės, naudoju irgi tokius įrankius jau, kurie, galima sakyti, taip specialiai yra tam pritaikyti. Šitą turit tokį metalinį tokį įnagį, galima taip būtų pavadinti. Vat su juo tiesiog išskėčiu atgal tas pačias kojelės, kurios po to užrakina. Puikiai laikosi, dar truputėlį šioje vietoje ir viskas. Valymo darbai enkoderio yra baigti. Liko tik tai ištiesinti dar kojelės, įdėti į plokštę ir sulituoti. Tai iš principo va, taip pat viskas ir vyksta. Danon PMA 2000R stiprintuvo remonto darbai praktiškai yra finišo tiesioje. Dabar trumpai rezumuosime, kokie yra darbai atlikti. Ir matosi, kad kanalas, kuris buvo sudegęs, jau yra sumontuotas atgal į radiatorius po atliktų visų komponentų keitimo procedūras. Taip pat buvo atlikta profilaktika ir šalimais esančių modelių, kuris ir buvo sveikas. Tai jame buvo pakeistas paderinimo potenciometras, kuris yra įtrūkęs. Matosi, kai kuriuose vietose yra įtrūkimai, tai yra pakeistas į geresnės kokybės. Štai čia jisai taip pat buvo patikrintos visas lydvietės ir, žinoma, buvo atlikta profilaktika akustinių sistemų šeimo reliai, kur buvo nupoliruoti kontaktai, jie nebuvo nei apdegę, nei ką, tiesiog reikėjo juos profilaktiškai nupoliruoti, išvalyti tam, kad jie vėlgi gerai kontaktuotų ir abu kanalai neturėtų jokių nutrūkstamų signalo požymių. Toliau taip pat buvo atliktas enkoderio servisas, kuris yra atsakingas už kanalo selektoriaus darbą. Liko dar vienas momentas, kurį reikės padaryti, tai ir priklijuoti rankinėlės, nes yra kai kurios atšokusios nuo plastikinių intarpų. Jas galima paprastai tiesiog išimti ir čia, nežinau, galbūt, netrauksiu, bet kokiu atveju prieš tai jau rodžiau, kaip atrodo situacija su tom pačiom rankenom, nes jos žiūsta tie klijai ir vėlgi mes turime skirtingų medžiagų susitraukimo, išsiplėtimo charakteristikas, tai dėl to tiesiog atšoksta tie patys klijai ir galima paimti rankeną, patraukti ją ir likti tik tai su ją, o plastikinis intarpas liks savo vietoje. Tai grįžtant prie modelio stiprintuvo, kuris buvo remontuotas, tai trumpai dabar prabėgsim, pasižiūrėsim, kokie komponentai buvo pakeisti. Tai žinoma, du galios išėjimo tranzistoriai, 2SK851, kurie yra visiškai sudegę, buvo pakeisti. Taip pat matosi, kad čia yra pakeistos ir dar varžų grupės. Tai viena iš jų čia matosi emeterinis apkrovos rezistorius, kuris yra 0,1 ohmo, 3 W galingumą. Štai tokia vat yra varža sumontuota. Čia radialinio tipo rezistorius, tiesą sakant, tokio paties formfaktoriaus kataloguose niekur neradau. Teko sukinėti būtent tokio formfaktoriaus, matyti gal tiesiog yra arba standartas toks, arba
faktas, kad tiesiog katalogose neradau būtent tokios pačios formos prieinamų, tai ir nebuvo tiesiog sandėliuose. Tačiau mes turime čia lygiai tokius pačios charakteristikas turinti, tai 0,1 ohmo, 5% paklaidos, 3 W radialinio tipo rezistorių. Toliau buvo pakeisti rezistoriai, kurie matosi, jog turi akivaizdžius degimo požymius ir tame tarpe tokie, kurie neturi akivaizdžių degimo požymių. Tai vėlgi vienas iš tų priminimų, kai yra atliekamas servisas, jeigu yra sudegęs kanalas, tai būtinai reikia patikrinti ir aplikoje esančius komponentus, aš taip vadinu bižuteriją. Nes jeigu ten bus išliekusių komponentų, kurie net gali nerodyti jokių išorinių požymių, jog jie yra sudegę. Tai surinkus viską galima vėl grįžti prie to paties taško, iš kurio bandome pajudėti į priekį. Tai vienas iš tokių momentų. Ir tiesa dar dalykas toks, kad čia pagal specifikacijas yra naudojami rezistoriai 0,25 W. Tokie patys yra sumontuoti ir čia ant plokštės tiesiog matosi, kad jie fiziškai yra žymiai mažesni, negu čia yra naudojami. Taip pat šitie rezistoriai pasižymi tokiam savybėm, kaip jie yra nedegus. Tokie patys čia irgi yra sumontuoti, taip yra flame resistant arba non-burning tipo rezistoriai. Tai vėlgi labai reikia atkreipti dėmesį, nes net šioje grandinės dalyje gali įvykus, sakykime, taip nelaimė, kaip ir buvo prieš tai, gali užsidegti komponentai. Jeigu čia būtų naudojami paprasti rezistoriai, kurie nėra atsparūs užsidegimui, tai galima sukelti netgi gaisrą. Tokiu atveju ne visuomet reikia žiūrėti, kokie komponentai kur naudojami ir tam būtent tose kritinėse vietose, ypač tuo metu, kada yra pažymėta netgi specifikacijose, kad būtent toks turi būti naudojamas ir joks kitoks. Na tai va, šiuo atveju būtent taip yra padaryta. Tiesa, užsakinėjau aš ir rezistorius pagal išmatavimus, kad būtų tokie, bet jie čia yra jau 0,5 vato galingumo. Pagalvojęs, nusprendžiau, kad aš nenoriu montuoti 0,5 vato galingumo tų pačių rezistorių, mes matome šio. Tai štai taip atrodo jau tokių normalesnių, sakykime, taip labiau primenančių dydį originalių čia naudojimo. Tik tai jų galingumas per pusę yra mažesnis. Buvau čia sumontavęs vieną iš tokių pasižiūrėti, bet nusprendžiau, kad aš vis dėlto noriu palikti pagal specifikacijos reikalingus, tai yra būtent 0,25 W, ne 0,5 W, o 0,25. Kodėl taip yra? Nes yra svarbu, kad būtų išlaikytas tam tikrų komponentų galingumas esant nelaimei, jeigu kažkas nutinka grandinė, kad jie spėtų greičiau sudegti, negu paskui save nuneštų visą grupę komponentų. Lygiai taip pat čia ir nutiko, nes matėsi, jog grandinė praktiškai nutrūko ties rezistoriais, kurie čia sudegė. Jie, galima sakyti, taip paėmė ant savęs visą tą krūvį ir jeigu jie būtų galingesni, tai spėtų dar paskui save nusinešti dar daugiau komponentų, tame tarpe čia esančių ir signalinių tranzistorių ir taip toliau. Tai šiuo atveju reikėjo tik tai vieną iš čia esančių tranzistorių, signalinių tranzistorių keitimo. Visi kiti liko sveiki ir juos išgelbėjo būtent čia esantis rezistoriai, kurie matosi, kad kai kurie iš jų rodo akivaizdžius degimo požymius, kai kurie ne. Ir taip pat reikėjo pakeisti vieną zenerio diodą ir kitą paprastą diodą. Čia matosi, kad šioje pusėje yra sumontuoti. Tai vėlgi viskas kaip ir tvarkoj. Dabar liko tik tai sulituoti čia esančius laidus, modulį grąžinti savo poziciją. Toliau jau reikės dar atlikti litavimo, klijavimo darbus rankinėlių, kad viską suderinti. Ir tuomet jau jungsiu patį aparatą, vėlgi per servės ribojimo grandinę, tam, kad galėčiau stebėti, kaip elgiasi šis stiprintuvas, išstatyti jam tinkamas ramybės rives ir po to jungti jau į įprastą normalų be servės ribojimo grandinės maitinimo tinklą ir tuomet išstatyti tokias ramybės rives, kokių reikia. Ir liks tik tai grąžinti aparatą jo šeimininko atgal.
Štai tokia yra trumpa suvestinė. Atlikus stiprintuvo derinimo darbus, kurie yra gana svarbus ir atsakingas momentas, reikalaujantis ir nemažai dėmesio ir taip pat kantrybės, kadangi tas procesas turi būti kurį laiką stebimas ir tai gali užtrukti net kelias valandas suderinti vieną kanalą arba netgi ir daugiau, nes vėlgi tam, kad įsitikinti, jog aparatas veikia stabiliai prie įvairių situacijų, tai yra su apkrovom, be apkrovų, stebėti jo veikimą. Žinoma, derinimo procesas vyksta stiprintuvo be jokių apkrovų, stebint jo būkseną. Atlikus visus šitos veiksmus, galima jau jungti aparatą prie jau tinklo maitinimo pačio, jau apeinant srovės ribojimo grandinę ir tuomet vėlgi atlikti tuos pačius derinimo procesus, nes mes jau turime jau aukštesnės biškį įtampos charakteristikos paduodamo maitinimo ir visas tas procesas turi būti padarytas iš naujo. Tai šis stiprintuvas yra suderintas abiejose kanaluose po 10 mV įtampos kritimo tarp test pointų, tai šiuo metu mes matome šiek tiek didesnį, čia 13 mV įtampos kritimas vyksta tarp test pointų, nes yra paduodamas signalas. Ir galime dabar pasižiūrėti, kokia yra situacija aplamai su išėjime esančiu charakteristikom. Tai mes matome dabar frequency response grafikas atrodo štai taip, mes matome tik tai nešantį signalą ir harmonikų praktiškai nesimato. Iškreipimai šiuo metu stebiamas yra būtent kairysis kanalas, kuris buvo remontuojamas, yra tūkstantosios dalis 1%. Mes matome štai čia esantį tašką po nuliu. Ir taip pat mes matome, kad šio stiprintuvo išėjimo kanalai abu yra identiški, tai mes matom, kad nėra jokio disbalanso. Reguliuojant garsą, štai taip atrodo viskas. Ir sumažinus, žinoma, garsą iki minimalios ribos, mes matome, kad stiprintuvo ramybės ribė grįžta, sakykime taip, į savo žemesnę pusę. Šiek tiek pabuvus tokia padėtį, jinai po truputėlį kils iki numatytos maždaug 10 mV įtampos kritimo ribos. Ir tokiu būdu aparatas tikrai matosi, kad veikia stabiliai, gerai ir yra pasiruošęs keliauti namo. Mėly žiūrovai, ką tik turėjome puikią progą susipažinti iš arčiau su dar vienu solidžiai atrodančiu Denon stereo stiprintuvu. Su mumis buvo modelis PMA2000R, kuris atkeliavo pas mane su defektu. Defektas buvo tame, jog vienas iš kanalų buvo sudegęs, o sudegė jisai dėl to, kad buvo netyčia užtrumpinti išėjimo terminalai. Ko pasekoje išlieka aktyvus ir pasyvus komponentai, tame tarpe ir išėjimo tranzistoriai, kurios pavyko parinkti, pakeisti ir šiuo metu stiprintuvas veikia kuo puikiausiai. Tai yra vienas ir kitas kanalas, tas, kuris, sakykime, taip buvo neremontuotas ir tas, kuris buvo remontuotas, nesiskiria nieko vienas šalia kito. Tai atlikus visus matavimus ir iškreipimų lygius ir kitus visus parametrus patikrinus, galima sakyti taip, remontas praėjo be nuosėdų ir aparatas jaučiasi puikiai. Ir aš jau taip pat spėjau jį paklausyti pasijungęs prie savo sistemos prieš atiduodant savo šeimininkui ir galiu pasakyti, kad vėlgi čia yra pakankamai atpažįstamas bruožas būtent šios serijos stiprintuvų su Ultra High Current MOS sistema, kuri leidžia vėlgi valdyti akustinės sistemas naudojant didelę srovę. Ir kas man patinka, jeigu reikėtų apibūdinti vienu žodžiu tokio tipo stiprintuvus, tai tokie stiprintuvai kaip šis, pavyzdžiui, modelis puikiai sugeba atkurti tą tonalinį balansą esant bet kokiam garso lygiui, taigi netgi pačiam mažiausiam jisai groja labai subalansuotai, tai nereikia kažkokių tai aukštų arba žemų pridėti. Ir tikrai man patinka labai šis charakteris ir taip pat puikiai valdo akustinės sistemas, turint omeny, kad jisai jas gerai kontroliuoja. Taip pat šis stiprintuvas turi tą, vadinkime taip, kvazi komplementarinę konfiguraciją, tai yra naudojami išėjime tranzistoriai yra vieno ir to paties tipo. Tai primena galbūt tuos vintažinius laikus ir netgi, sakyčiau taip, lempinę techniką.
Būtent tokį prieskambį ir turi šis stiprintuvas, tai yra pakankamai šiltai skambantis stiprintuvas, būtent tiems, kas mėgsta tą tokį ne klinikinį šaltą garsą, o turinti tokį šiltą prieskambį, kaip kokią vintažinę techniką, kaip lempiniai stiprintuvai. Tai šis stiprintuvas tikrai gali apdovanoti šią patirtim. Tai labai fainas aparatas, man patiko labai, kaip jis skambėjo. Tai ačiū Jums, kad žiūrėjote vaizdo reportažą, tikiuosi, kad Jums patiko. Mėly žiūrovai, jeigu Jums patinka mano kūriamas turinys, nepagailėkite ir paspauskite nykštį. Jums tai yra tik vienas klik, o man tai yra daug, nes aš visuomet laukiu grįžtamo ryšio iš publikos, nes video, kuriuos aš įkeliu, vėlgi čia toks bendravimas yra tik į vieną pusę, tai yra Jūs, į mielą auditoriją. Tai visuomet laukiu ir yra smagu gauti kažkokią tai atbulinį ryšį, arba tai komentarą, arba bet kokią emociją. Ar patiko, ar nepatiko video, visus priimu ir visų laukiu. Ačiū Jums labai ir iki. I'm going to play one more. This one's called Fool's Gold. All this stuff is from the album Voice Notes. And this is about a conversation with a woman that I met at a bus stop really late at night. We were just chatting about the world and we gave each other some advice. So this is Fool's Gold. She's let down the steam slow, trying to catch her rose, ended up with a thorn, getting by for a turn, glitter nose, she just wants to feel whole. One thing you've got to know, outside yourselves, fool's gold. She crouched down to search for treasure. Quick touch fix, she needed dopamine hit. Sticks like glue, slick rapid tricks. She was there for fool's gold. One thing you got to know, outside ourselves, fool's gold, searching to find that fool's gold, searching to find that fool's gold, searching to find that fool's gold, searching to find